Laiškas Žydams. 1 skyrius. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar, dienų pabaigoje, Jis prabilo į mus per Sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius. Jis, Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas, palaikantis savo galingų žodžių visatą, nuplovęs nuodėmes, atsisėdo Dievo didybės dešinėje aukštybėse ir tapo tiek prakilnesnis už angelus, kiek aukštesnį už juos paveldėjo vardą. Kuriam angelų kada nors buvo pasakyta: Tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Ir vėl, aš jam būsiu tėvas, o jis bus man sūnus. Toliau, įvesdamas pirmgimį į pasaulį, jis sako: Te garbina jį visi Dievo angelai. Angelams sako: Jis daro savo pasiuntinius lygius vėjams, savo tarnus kaip ugnies liežuvius. O sūnui: Tavo sostas Dieve amžių amžiams, ir teisingumo lazda yra tavo karališkoji lazda. Tu pamilai teisingumą ir nekentei nedorybės, todėl patepė tave Dievas, o Dieve džiaugsmo aliejumi gausiau negu tavo bičiulius. Ir iš pradžių tu, Viešpatie, sutvėrei žemę ir dangus tavo rankų darbas. Jie išnyks, o tu pasiliksi. Jie visi sudils lyg drabužis, ir kaip apsiaustą tu juos suvyniosi tartum drabužį, ir jie bus pakeisti. Bet tu esi tas pats, ir tavo metai nesibaigs. Ar kuriam iš angelų jis yra kada nors pasakęs: Sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus, tarsi pakojį po tavo kojų. Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą? Antras skyrius. Todėl mes turime kuo rūpestingiau apmąstyti, ką girdėjome, kad nepraplauktume tarsi laivas pro uostą. Jei per angelus paskelbtas žodis turėjo galią ir kiekvienas nusižengimas bei neklusnumas susilaukdavo teisėtos bausmės, tai kaipgi mes pabėgsime nuo jos, nepaisydami tokio didžio išganymo? Juk jis, prasidėjęs Viešpaties skelbimu, yra mums patvirtintas tų, kurie patys buvo girdėję, Dievui prisidedant prie jų liudijimo ženklais ir stebuklais, visokiais galybės darbais ir šventosios dvasios dovanomis, paskirstytomis jo valia. Ne angelams jis pajungė ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Beje, kažkas kažkur yra liudijęs. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Kas žmogaus sūnus, kad juo rūpiniesi? Padarei jį trumpam laikui mažesnį už angelus, didybe ir garbe jį apvainikavai, visą pajungiai jo valdžiai. Jeigu jau visą pajungė,
tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, jog visa jam pajungta. Mes tik regime tą trumpam laikui mažesnį negu angelai Jėzų, už mirties kentėjimus apvainikuotą didybe ir garbe. Reikėjo, kad Dievo malonę už kiekvieną jis paragautų mirties. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl jam pridarėjo kentėjimais ištobulinti jų išganimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdija juos vadinti broliais. Jis sako, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, susirinkime tave šlovinsiu giesmę. Ir vėl, aš juo pasitikėsiu. Ir vėl, štai aš ir mano vaikai, kuriuos davė man Dievas. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisiėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnią, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonys. Todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už žmonių nuodėmes. Pats iškentęs bandymus, jis gali padėti tiems, kurie yra bandomi. Trečias skyrius. Taigi, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų tikėjimo apaštalą ir vyriausiąjį kunigą Jėzų, kuris, kaip ir Mozė, visuose jo namuose buvo ištikimas jį paskyrusiam. Juk jis yra pripažintas vertu didesnės garbės už Mozę, kaip didesnės pagarbos vertas statytojas už namą. Mat kiekvieną namą kas nors stato, o visa ko statytojas yra Dievas. Mozė ištikimas visuose jo namuose, kaip tarnas būsimiems apreiškimams paliudyti. O Kristus viešpatauja jo namuose kaip sūnus. Ir tie namai esame mes, jeigu išlaikysime tvirtą pasitikėjimą ir pasididžiavimą su viltimi. Taigi, anot šventosios dvasios žodžių, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundymo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai gundė mane ir mėgino, nors buvo regėję mano darbus per 40 metų. Todėl aš įnirtau prieš šią giminę ir pasakiau, visuomet jie klysta širdyje, jie nepažįsta mano kelių. Taigi, aš užsirūstinęs prisiekiau, jie neįžengs į mano atilsio šalį. Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimegstų netikėjimo piktybė, atitolinanti nuo gyvojo Dievo. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar tebėra šiandien, kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Juk mes
esame tapę Kristaus dalininkais. Tik išlaikykime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. Juk pasakyta, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą. Kasgi buvo tie, kurie išgirdę maištavo? Ar ne visi Mozės išvestieji iš Egipto? Prieš ką jis buvo įnirtęs per 40 metų? Argi ne prieš nusikaltusius, kurių lavonai krito dykumoje? O kam prisiekė, jog neįžengs į jo atilsio šalį, jei ne tiems, kurie jo neklausė? Taigi matome, kad jie negalėjo įžengti dėl netikėjimo. Ketvirtas skyrius. Dar galioja pažadas leisti įeiti į jo atilsio šalį. Todėl nesnauskime, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų praradęs tą progą. Mes, kaip ir jie, esame gavę gerąją naujieną. Vis dėlto išgirstas žodis neišėjo jiems į naudą, nes jie tikėjimu nesijungė su kitais, kurie buvo girdėję. O mes, įtikėjusieji, einame į atilsio šalį, kaip jo pasakyta. Todėl aš užsirūstinęs prisiekiau, jie neįžengs į mano atilsio šalį. Tiesa, Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sutvėrimo. Vienoje vietoje jis yra pasakęs apie 7 dieną. 7 dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Ir vėl anoje vietoje jie neįžengs į mano atilsio šalį. Kadangi kai kuriems skirta įžengti, o tie, kurie pirma gavo gerąją naujieną, neįėjo dėl neklusnumo, jis ir vėl nustato dieną, šią dieną, po tiek laiko kartodamas Dovydo lūpomis, kas ir kadaise buvo pasakyta. Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Jeigu Jozuė būtų juos įvedęs į atilsį, Dievas jau nebūtų kalbėjęs apie kitą vėlesnę dieną. Taigi, Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes kas įeina į atilsio šalį, ilsisi po darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Tad stenkimės įžengti į aną atilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusį pro dangus Dievo sūnų Jėzų. Taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip mėginta, tačiau nenusidėjusį.
Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku. Penktas skyrius. Juk kiekvienas vyriausiasis kunigas imamas iš žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad atnašautų dovanas ir aukas už nuodėmes. Jis sugeba užjausti nežinančius ir klystančius, nes ir pats yra apgaubtas silpnumo ir dėl jo turi atnašauti aukas tiek už tautos nuodėmes, tiek ir už savo. Ir niekas pats nepasiima tos garbės, vien tik tas, kuris Dievo šaukiamas kaip Aaronas. Taip pat ir Kristus ne pats savo suteikė garbę tapti vyriausiuoju kunigu, bet tas, kuris jam pasakė: Tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Kitoje vietoje sako: Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Jis savo kūno dienomis siuntė prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasidaręs tobulas, visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganymo priežastimi, Dievo pavadintas vyriausiuoju kunigu Melchizedeko būdu. Apie tai mums reikėtų daug kalbėti, bet sunku jums išaiškinti, nes pasidarėte nerangūs klausyti. Ir nors žiūrint laiko, jūs jau turėtumėte būti mokytojai, iš tiesų reikia, kad jūs vėl kas nors pamokytų pagrindinių dalykų apie Dievo apreiškimą. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio. Juk kiekvienas, kas minta pienu, dar neišmano teisumo mokslo, nes tebėra kūdikis. Tik subrendusiems dera stiprus maistas. Tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius ir sugeba atskirti gerą nuo blogo. Šeštas skyrius. Todėl palikę pradinį Kristaus mokslą, kreipkimės prie tobulo mokslo, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu, iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prisikėlimo ir amžinybės teismo. Jei Dievas duos, ir tai padarysime. Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, patyrė gerąjį Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie sau kryžiuoja Dievo sūnų ir išstato jį paniekai. Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos prasikala želmenys, naudingi tiems, kurie ją dirba, tai ji susilaukia Dievo palaimos, bet jeigu ji težaldo erškėčius bei usnis, tai ji niekam tikusi, ant jos krinta prakeiksmas ir galiausiai ji bus išdeginta.
Nors šitaip kalbame, bet jums, mylimieji, tikimės geresnių, vedančių į išganymą dalykų. Dievas nėra neteisingas. Jis nepamirš jūsų darbų, jūsų meilės, kurią parodėte jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiems. Todėl mes trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstesnį uolumą, idant ištobulintų viltį iki galo, kad neaptinktumėte, bet būtumėte sekėjai tų, kurie tikėjimu ir ištverme paveldi pažadus. Kai Dievas davė Abraomui pažadus, neturėdamas kuo aukštesniu prisiekti, prisiekė savimi ir tarė: Iš tiesų, aš laiminte palaiminsiu tave, dauginte padauginsiu tave. Ir Abraomas, kantriai laukdamas, gavo, kas buvo pažadėta. Žmonės prisiekia aukštesniais dalykais ir kiekvieno ginčo pabaigoje patvirtinimui imasi priesaikos. Todėl Dievas, norėdamas stipriau pabrėžti pažado paveldėtojams savo valios pastovumą, pridėjo priesaiką. Tad du nekintami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžia mus, ieškančius prieglobsčio mums duotoje viltyje. Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis pro uždangą vidun, kur už mus kaip pirmtakas įžengė Jėzus, tapęs amžiams vyriausiojų kunigu Melkizedeko būdu. Septintas skyrius. Tasai Melchizedekas, Salemo karalius, aukščiausiojo Dievo kunigas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo sumušęs karalius ir palaimino jį. Abraomas jam atidavė nuo visko 10. Išvertus jo vardą, jis pirmiausia teisingumo karalius, paskui Salemo arba ramybės karalius. Be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo sūnų. Jis lieka kunigas per amžius. Pažvelkite, koks didis tasai, kuriam patriarchas Abraomas atidavė 10 nuo karo grobio. Beje, ir Levio sūnūs, kurie gauna kunigystę, pagal įstatymą turi teisę imti iš žmonių 10, tai yra imti iš savo brolių, nors jie kilę iš Abraomo giminės. O tas, kuris savęs iš jų nekildino, yra ėmęs 10 iš Abraomo ir palaiminęs tą, kuris turėjo pažadą. Be abejonių, visuomet žemesnį laimina aukštesnis. Ir čia 10 ima mirtingi žmonės, o tenai žmogus, apie kurį paliudyta, jog jis tebegyvenąs. Ir taip sakant, per Abraomą ir Levis yra mokėjęs 10, pats būdamas 10 ėmėjas. Žinoma, jis dar tebebuvo strėnuose tėvo, kurį pasitiko Melkizedekas. Jeigu tobulumas būtų buvęs pasiekiamas per Levitų kunigystę, o tauta jos pagrindu buvo gavusi įstatymą, tai kam dar būtų reikėję iškilti kitam kunigui Melkizedeko būdu ir nesivadinti kunigu Aarono būdu?
juk besikeičiant kunigystei, būtinai keičiasi ir įstatymas. O tas, apie kurį tai sakoma, priklausė kitai giminiai, iš kurios niekas netarnavo aukurui. Aišku, kad mūsų viešpats buvo kilęs iš Judo giminės, apie kurios kunigus Mozė nieko nėra kalbėjęs. Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas, panašus į Melkizedeką, tapęs kunigu ne kūniško įstatymo teisę, bet nenykstamo gyvenimo galybę. Juk liudijama, tu esi kunigas per amžius Melkizedeko būdu. Šitaip atšaukiamas ankstesnis įstatymas dėl silpnumo ir bergždumo, įstatymas juk nieko dar nepadarė tobulo. Ir įvedama tvirtesnė viltis, kurią priartėjame prie Dievo. Juo labiau, kad tai neįvyko be priesaikos, mat anie tapdavo kunigais be priesaikos. O šis su priesaika to, kuris jam pasakė: viešpats prisiekė ir jis nesigailės. Tu esi kunigas per amžius. Taigi Jėzus yra tapęs geresnės sandoros laiduotoju. Anų daugelis tapdavo kunigais, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti. O kadangi šitas išlieka per amžius, jis turi neatšaukiamą kunigystę. Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Mums ir priderėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą, šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangaus. Jam nereikia, kaip kitiems vyriausiesiems kunigams, kasdien atnašauti aukas, pirma už savo nuodėmes, paskui už tautos, nes jis tai atliko vieną kartą visiems laikams, paaukodamas pats save. Įstatymas skirdavo vyriausiaisiais kunigais žmonės su silpnybėmis, o po įstatymo duotos priesaikos žodis paskyrė amžiams tobulą sūnų. Aštuntas skyrius. Bet mūsų svarstymų svarbiausias dalykas tas: mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo didenybės sosto dešinėje, kaip einantis kunigystės tarnybą šventojoje vietoje ir tikrojoje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Kiekvienas vyriausias kunigas skiriamas atnašauti dovanas už ir aukas, tad ir šitas privalo turėti, ką atnašauti. Jeigu jis būtų žemėje, jis nebūtų kunigas, nes čia jau yra, kas pagal įstatymą atnašauja dovanas. Tie žmonės tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir atspindžiui, panašiai, kai buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti padangtę. Žiūrėk, sako jam, kad viską padarytum pagal tą pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno. Dabar jis užima juo prakilnesnę tarnystę, juo aukštesnės, svarbesniais pažadais besiremiančios sandoros tarpininkas yra. Jeigu pirmoji sandora būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antrajai. Jis sakė, peikdamas juos:
Štai ateis dienos, sako Viešpats, ir aš su Izraelio namais ir su Judo namais sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmiau juos už rankos, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Jie neišsaugojo mano sandoros ir aš juos apleidau, sako Viešpats. Ir štai kokia bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais, praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse. Aš būsiu jiems Dievas, o jie bus man tauta. Ir nė vienas nebemokys savo tautiečio, nei savo brolio sakydamas, pažink Viešpatį. Jie visi mane pažins nuo mažiausio iki didžiausio. Aš atleisiu nedorybes ir nebeprisiminsiu jų nuodėmių. Sakydamas naują sandorą, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi, o kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks. Devintas skyrius. Tiesa, pirmoji sandora irgi turėjo apeiginių nuostatų bei žemišką šventyklą. Buvo pastatyta padangtė, priešakinė dalis, kur buvo žvakidė, stalas ir padėtinės duonos kepalai vadinosi šventoji. Už antrosios uždangos buvo padangtės dalis, vadinama šventųjų šventoji. Ten stovėjo auksinis smilkymo aukuras ir iš visų šonų auksu apmušta sandoros skrynia, kurioje buvo auksinis ąsotis su mana, išsprogusi Aarono lazda ir sandoros plokštės. Viršum jos buvo šlovės cherubai, kurie gaubė permaldavimo dangtį. Apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti. Esant tokiai sąrangai, į priekinę dalį visuomet eina kunigai atlikti apeigų, o į antrąją tik kartą per metus vienas vyriausias kunigas, ir tai ne be kraujo, kurį atnašauja už save ir už tautos paklydimus. Šitaip šventoji dvasia nurodo, kad kelias į šventovę dar nėra atviras, kol tebestovi priekinė padangtė, kuri yra dabartinio laikotarpio atvaizdas. Joje atnašaujamos dovanos ir aukos, kurios aukotojo negali padaryti sąžinė tobulo, bet apima tik valgius, gėrimus ir įvairius apiplovimus pagal išorinius potvarkius, tegaliojančius iki atnaujinimo meto. Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasią paukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui.
Ir todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas, kad įvykus mirčiai, kurią jis atpirko pirmojoje sandoroje padarytus nusikaltimus, pašauktieji gautų žadėtą amžinąjį paveldą. Kur tik yra testamentas, ten būtina įrodyti testatoriaus mirtį. Testamentas įgyja galią mirus jo sudarytojui, o prie jo gyvos galvos testamentas negalioja. Štai kodėl ir pirmoji sandora nebuvo priimta be kraujo. Paskelbęs tautai visus įstatymo nuostatus, Mozė, paėmęs veršių bei ožių kraujo su vandeniu ir purpurinės vilnos su izopu, apšlakstė pačią knygą ir visą tautą ir tarė: Tai yra kraujas sandoros, kurią priimti įsakė jums Dievas. Jis apšlakstė krauju ir padangtą bei visus apeigų indus. Taip pat bemaž viskas pagal įstatymą apvaloma krauju ir be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Taigi dangiškųjų dalykų atvaizdai turi būti šitaip apvalomi, o patys dangaus provaizdžiai aukštesnėmis aukomis negu šitos. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mus užtartų stovėdamas prieš Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventąją vietą su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus vieną kartą paaukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganymui. Dešimtas skyrius. Kadangi įstatymas turi tik tai būsimųjų gerybių atspindį, o ne patį dalykų vaizdą, jis niekuomet negali tomis pačiomis atnašomis, kurios kasmet vis aukojamos ir aukojamos, nuvesti į tobulumą tų, kurie artinasi prie Dievo. Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai vieną kartą apvalyti daugiau nebejaustų sąžinėje nusikaltimo. Priešingai, jos metai iš metų vis primena nuodėmes. Juk neįmanomas dalykas, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes. Todėl ateidamas į pasaulį, jis byloja: Aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošei man kūną. Tau nepatiko deginamosios atnašos ir aukos už nuodėmes. Tuomet aš tariau: štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios. Anksčiau pasakęs aukų ir atnašų, deginamųjų ir permaldavimo aukų tu nebenori, nemėgsti, o jos atnašavimos pagal įstatymą, jis paskui paskelbė: štai ateinu vykdyti tavo valios. Jis panaikina vieną ir nustato kitą. Dėl tos valios
esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. Kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių. O šitas, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje, laukdamas, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojis po jo kojų. Vienintelę atnašą jis amžiams padarė tobulus šventuosius. Tai mums liudija ir šventoji dvasia, kuri yra pasakiusi: štai sandora, kurią aš su jais sudarysiu praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų širdims ir juos įrašysiu jų mintyse, ir daugiau nebeprisiminsiu jų nuodėmių, nei jų nedorybių. O kur jos atleistos, ten nebereikia aukos už nuodėmes. Taigi, broliai, Kristaus kraujas laidoja mums, kad žengsime į šventovę. Jis atvėrė mums naują ir gyvą kelią pro uždangą, tai yra per savąjį kūną. Mes turime ir didį kunigą Dievo namams. Todėl ateikime su tyra širdimi, giliu tikėjimu apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus. Ir sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Neapsileiskime lankyti savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet skatinkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regite besiartinančią dieną. O jeigu, gavę aišku tiesos pažinimą, mes sąmoningai nusidedame, tuomet jokios aukos už nuodėmes nebėra. Ir lieka kažkoks baisus laukimas teismo ir naikinančios ugnies, kuri praris priešininkus. Jeigu kas nors pamina po kojų Mozės įstatymą, tas be jokio pasigailėjimo turi mirti 2 ar 3 liudytojams paliudijus. Tik pagalvokite, kaip dar sunkesnės bausmės nusipelnys tas, kuris sutrypia kojomis Dievo sūnų, išniekina naujosios sandoros kraują, kuriuo buvo pašventintas, ir įžeidžia malonės dvasią. Juk mes žinome, kas yra pasakęs: mano kerštas ir aš atlyginsiu. Ir vėl Viešpats teis savo tautą. Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas. Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžių kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešam pajuokimui ir smurtui, tiek būdami bendrininkai tų, kurie taip buvo skriaudžiami. Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Nes dar trumpa valandėlė ir ateis laukiamasis ir neužtruks. Mano teisusis
gyvens tikėjimu. Ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela juo nebesigėrės. Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Vienuoliktas skyrius. Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudijimą. Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regima. Tikėjimo įkvėptas Abelis atnašavo vertesnę auką negu Kainas, ir tikėjimas jį paliudijo esant teisų, nes pats Dievas patvirtino jo dovanas. Dėl tikėjimo jis ir miręs tebekalba. Tikėdamas Henochas buvo perkeltas, kad neregėtų mirties, ir žmonės jo neberado, nes Dievas jį prikėlė. Mat prieš perkeliamas, pasak liudijimo, jis patikęs Dievui. Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad jo ieškantiems atsilygina. Dėl tikėjimo gavęs apreiškimą apie tuo metu nematomus dalykus, Nojus su baime pasistatė arką savo šeimynai išgelbėti. Tikėdamas jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko nežinodamas, kur einąs. Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje, tarytum svetimoje, įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado paveldėtojais. Mat jis laukė miesto su tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas būtų Dievas. Tikėdama ir pati Sara, nevaisinga ir nebe to amžiaus, gavo galę susilaukti palikuonies, nes pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Ir todėl iš vieno vyro ir dar apmirusio gimė palikuonys, gausūs tartum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltys. Jie visi mirė tvirtai tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. Taip kalbėdami, jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję aną, iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal. Bet dabar jie troško geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl nėra Dievui negarbės vadintis jų Dievu. Jis prirengė jiems miestą. Tikėdamas Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paaukoti net viengimį sūnų. Jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta, tau bus duoti palikuonys iš Izaoko. Jis suprato, kad Dievui įmanoma prikelti net mirusius, ir todėl atgavo sūnų kaip įvaizdį. Taip pat Izaokas, tikėdamas ir žvelgdamas į ateitį, laimino Jokūbą ir Ezavą.
Tikėdamas Jokūbas mirties valandą palaimino kiekvieną Juozapo sūnų ir pagarbino, atsirėmęs į savo lazdos drūtgalį. Tikėdamas merdintis Juozapas užsiminė apie Izraelio vaikų iškeliavimą ir davė nurodymų dėl savo palaikų. Tikėdami 3 mėnesius slėpė gimusį Mozę gimdytojai, nes matė, koks kūdikėlis dailus, ir nepabūgo valdovo įsakymo. Užaugęs Mozė, tikėdamas, atsisakė vadintis faraono dukters sūnumi. Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti priespaudą, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Jis Mesijo paniekinimą laikė didesniu lobiu negu Egipto turtus, nes jis žvelgė į atpildą. Tikėdamas jis paliko Egiptą ir nepabūgo karaliaus rūstybės. Jis liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregiamąjį. Tikėdamas jis įsteigė Paschą ir apšlakstymą krauju, kad angelas naikintojas nepaliestų jų pirmgimių. Tikėdami jie perėjo per Raudonąją jūrą, tarytum per sausumą, o tai daryti mėginantys egiptiečiai prigėrė. Tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai po 7 dienų žygiavimo aplinkui. Dėl tikėjimo paleistuvė Raaba nepražuvo kartu su neklusniaisiais. Mat ji taikingai buvo priėmusi žvalgus. Ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gedeoną, Baraką, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus, kurie tikėdami užkariavo karalystes, įvykdė teisingumą, įgijo pažadus, užčiaupė liūtams nasrus, užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų, atsigavo iš silpnumo, tapo galiūnais kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus. Moterys atgavo prikeltus savo mirusiuosius, kiti leidosi kankinami ir atsisakė laisvės, kad laimėtų prakilnesnį prisikėlimą. Dar kiti turėjo iškęsti patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenimis mušami, pjūklais pjaustomi, kalavijo kirčiais žudomi, klajojo prisidengę avikailiais ir ožkenomis, vargo, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, slapstėsi dykumose, kalnuose, olose ir žemės plyšiuose. Ir jie visi, nors dėl tikėjimo buvo gerai įvertinti, nesulaukė to, kas buvo pažadėta, nes Dievas geresniuosius dalykus buvo numatęs mums, kad jie ne be mūsų pasiektų tobulumą. 12 skyrius. Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai veikime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešgyniavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia. O jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, grumentis su nuodėme. Nejaugi būsite užmiršę paguodo žodžius,
pasakytus jums kaip sūnums. Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas, nes Dievas griežtai auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis, o kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja. Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi, jūs ne sūnūs, o pavainikiai. Jau mūsų kūno tėvai mus pabausdavo ir mes juos gerbėme. Tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių tėvui, kad gyventume. Juk anie savo nuožiūrą mus drausmino nedaugeliui dienų, o šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius ir vaikščiokite, palikdami tiesius pėdsakus, kad kas luoša neišnirtų, bet verčiau sugytų. Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties. Žiūrėkite, kad kas nors nenustotų Dievo malonės, kad kokia karti žalinga šaknis neišleistų daigų ir daugelis ją nesusiterštų, kad neatsirastų ištvirkelių ir vėjavaikių, kaip Ezavas už valdžio kąsnį pardavęs pirmgimio teisės. Jūs žinote, kad jis ir paskui, norėdamas gauti palaiminimą, buvo atmestas ir nerado progos atgailai, nors su ašaromis jos ieškojo. Jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamos ir liepsnojančios ugnies, ar prie audringos tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama. Mat jie negalėjo pakelti įsakymo. Net jei gyvulys paliestų kalną, jis turi būti užmuštas akmenimis. Anas reginys buvo toks baisus, jog Mozė pasakė, bijau ir visas drebu. Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno, bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytųjų pirmgimių bažnyčios, prie visų teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių ir prie naujosios sandaros tarpininko Jėzaus, bei prie apšlakstymo krauju, kuris šaukia garsiau už Abelio kraują. Žiūrėkite, kad neatstumtumėte kalbančiojo, nes jeigu anie neišsisuko, kai atmetė tą, kuris žemėje davė įspėjimų, tai juo labiau neišsisuksime mes, nusigręžę nuo to, kuris kalba iš dangaus. Jo balsas anuomet drebino žemę, o dabar jis žada, aš dar kartą supurtysiu ne tik žemę, bet ir dangų. Žodžiai dar kartą rodo, kad bus permainyti sudrebintieji dalykai, kaip sutvertieji, kad pasiliktų tai, kas nesudrebinama. Todėl, gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi
ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime, nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis. Tryliktas skyrius. Teišsilaiko brolių meilė. Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagėn angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būtumėte kaliniai, prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas. Gyvenkite be godumo pinigams. Būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: niekad aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti: viešpats mano gelbėtojas, aš nebijosiu, ką man gali padaryti žmogus. Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Nesiduokite suvedžiojami įvairių svetimų mokslų. Gera, kad širdis sustiprinta malonės, o ne valgių nedavusių naudos tiems, kurie laikėsi jų švarumo. Mes turime aukurą, nuo kurio valgyti neturi teisės tie, kurie tebetarnauja padangtai. Juk kūnai gyvulių, kurių kraujas vyriausiojo kunigo įnešamas į šventyklą aukai už nuodėmes, sudeginami už stovyklos. Todėl ir Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už miesto vartų. Taigi išeikime jo pasitikti už stovyklos ir prisiimkime jo paniekinimą. Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Tad per jį visuomet atnašaukime Dievui šlovinimo auką, tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Nepamirškite daryti gerą ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui. Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas. Tegu jie tai daro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. Melskite už mus, nes mes esame įsitikinę turį ramią sąžinę ir norį visame kame dorai elgtis. Itin prašau melsti, kad būčiau greičiau jums sugrąžintas. Ramybės Dievas, amžinosios sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių ganytoją, mūsų viešpatį Jėzų, tepadaro jūs tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią. Tenuveikia mumyse, kas jo akimis patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Aš maldauju jūs, broliai, kantriai priimkite šį paraginimo žodį, juk parašiau jums trumpai. Žinokite, kad mūsų brolis Timotiejus yra išleistas laisvėn. Jei jis greičiau atvyks, aš su juo pamatysiu ir jus. Sveikinkite visus savo vadovus ir visus šventuosius.
Jūs sveikina broliai iš Italijos. Malonė teesie su jumis visais.